Sveiki, šiandien 1474 karo diena, tai ją ir apžvelgsime. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kas remiat kanalą, kas prenumeruojat, kas laikinat, kas remiat per ačiū, kas remiat per Contribui, kas visais būdais tiesiog palaikote ir žiūrite ir dalinatės. Tai yra svarbiausiai. O nuo šiandien pradėsim tokią naują įvesiu taisyklę. Galima sakyti, kas dės komentarą, kas 500 prenumeratorių bus lošiama kažkas. Tai šiai dienai tikslas yra pasiekti 6000 prenumeratorių, ten liko nedaug, 300 virš. Įstatau loterijai tokį dalyką, kai matot, F klasės markutės, vienam laivui parodyta aiški kryptis, tai čia yra vatnikas, galite irgi laimėti, nes jūs mėgstate ten komentarus rašyti, o visiems kitiems sėkmės. Reiškia, pasiekėm 6000 ir žiūrim, kad laimės vieną iš tokių daiktų. Yra kiti rekvizitai parvežti, parsivežu rusiškas racijas, tiesiog pralošiu. Nieko tokio, kaip sakoma, ko nepadarysi dėl jūsų, mėly žiūrovai. Tai va, dėkui jums, pradėsim šiandien apžvalgą nuo garsaus kontrpuolimo, ar tai yra kontrpuolimas ar ne kontrpuolimas. Tai galima labai trumpai papasakoti, kas įvyko. Įvyko tai, kad ukrainiečiai pradėjo judėti į priekį, išlaisvinėti gyvenvietės ir pasipylė daug informacijos, kad tai yra kontrpuolimas. Bet kai visą tai atrodo labai paprastai. Ta vadinamoji linija, nulinė priešų yra nepralaužta. Viskas vyksta pagrinde pilkojoj zonoj arba netgi už pilkosios zonos, kur yra priešas užėjęs už ukrainiečių pajėgų. O kaip tai atrodo? Atrodo labai paprastai. Priešo vienas žmogeliukas, antras, kaip sakykime, kovotojas, trečias kovotojas išeina tolin, jis ten įsitvirtina, tipo iškelia vėliavą, duoda patvirtinimą ir rusai skaito, kad tai jų teritorija, nors ta teritorija nieko nekontroliuojama, tik tai tas žmogus ten gyvena, veda gyvenimą, kontroliuoja ugnį, tai jos vadina ždunais, jų susikaupia daugiau, tada jie pradeda toje vietoje daryti operacijas. Tai vat, tokias vietas jie išsilaisvino, atlaisvino, išvalė ir tai gavosi, kad labiau tą kontrpuolimą išreklamavo patys etnikai, nes tai buvo patogi situacija, kai reikia atsitraukti. Kas įvyko, ukrainiečiai kontrpuolimas, mes atsitraukėme, praradom pozicijas, tai vat su tuo, dėl tos priežasties tiesiog atsitraukėm. Tai čia labiau išpūstas burbulas yra etnikų, aišku, į tą pusę dabar Rusijos pajėgos permetė desanto padalinius, dar pastiprino kryptį iš Pakrovsko ir Dobropilės krypties kariniais daliniais, kariniais vienetais ir bandys vėl judėti į priekį. Tikrai neįvyko kažkas tokio didelio tiksliau nevyko kažkokio didelio pasikeitimo taktiniai situacijoje, ypač operatyviniai. Realiai priešas juda visomis kryptimis į priekį, slinkimo būdu, lengvų slinkimo būdu, daugiau nieko. Tai va čia sakyti, kad įvyko kontrpuolimas, tai būtų biški prabanga sakyti. Bet ir negali sakyti, kad yra taktinių situacijų pasigerimas. Čia yra toks labai neapibrėžtas reikalas, kaip tai pavadinti. Tai aišku, geriausiai pasigerino taktinės situacijas, niekas nesako, bet tai nėra ir visiškai taktinių pozicijų pasigerimas. Tai va, šitoje vietoje liekam prie to, kad ukrainiečiai turi iniciatyvą, ją panaudojo ir išmušė priešą iš tam tikrų jiems nepradėkingų pozicijų. Aišku, kai kuriuose vietose priešas buvo būtent užnugaryje, o kaip tai darė, tai 95 brigados 1-4 bataliono vadas labai gerai pasakė, sako, buvo užduotis gauta vykdyti kontrpuolimą ir mes išsiuntėm diversinės grupės, lygiai tokias pačias, ką daro rusai. Reiškia, ukrainiečiai naudoja tokią pačią taktiką, kokią naudoja rusai ir būtent ukrainiečių padaliniai, mažos grupelės, diversinės grupelės veržėsi į priekį. Svarbiausia, jiems buvo tikslas neišsiduoti, kad jie yra ukrainiečiai, tiesiog užeiti ir stovėti ir laukti. Ir kai prasidėjo kažkokia ta kryptimis operacija, jie susivienė, parodo, kad jau yra karinė galia ir tokiu būdu
prasideda operacija. Aišku, Rusijos pajėgos yra panikoje, lengvoje panikoje toj vietoje, kadangi nėra ryšio normalaus dėl Starlinko atjungimo, tai padėjo ir prasideda atsitraukimas iš tam tikrų pilkųjų zonų. Tai tokiu būdu vyko paprasta, galima sakyti, nelabai sudėtinga, bet gerai organizuota operacija. Viskas. Šiam momentui žiūrėsim, kur kas judės toliau. Aišku, tai yra gerai, nes turbūt buvo daugiausiai išvalytos teritorijos per paskutinius keletą metų, ką atkovojo ukrainiečiai. Tai yra sveikintina. Aišku, yra ir blogų naujienų. Blogos naujienos tai yra su vykdomų projektų. Projektas pakibo ant plauko, galima sakyti. Nežinau, ko visą tai baigsis ir kur mes išjudėsim toliau dėl priežasties, kad dalinys, kuris eksperimentavo su mūsų skraidančia amunicija, tiesiog turėjo persidislokuoti ir buvo pataikyta 2 raketoms į sandėlius. O ten buvo mūsų viskas sudėta. Tiesiog jų sudėta, mūsų perduota. Tai va šitoje vietoje dabar pakibom ant plauko ir žiūrėsim, kur toliau į tai įsiritulios, nes reikia ieškoti naujų priemonių ir viso kito. Tai čia bus turbūt pasudėtingiausias dalykas, bet projekto mes tikrai nestabdysim, nes šiam momentui jisai tikrai pasiteisino ir pasitvirtino, kad galėtume vykdyti toliau. Aišku, reikės ieškoti finansų, to neslėpsim, bet kol kas rankų nesudedam, judam į priekį ir žiūrėsim. Tikiuosi, kad viskas bus gerai. Ne pirmas kartas, kai Feniksas kylam su projektu iš pelenų, manau, kad šitas projektas vis tiek išjudės. Čia patys ukrainiečiai, kadangi jų kaltė buvo, ten tiesiog padarė klaidą, didelę klaidą, evakuojantis iš to sandėlio, per daug sutraukė transportą, daug dalykų sudėjo atviroj vietoviai, o tai yra šalia Kramatorsko, kur buvau. Tai vat, įvyko. Kaip sakoma, neverksim, dabar reikia judėti į priekį, galvot taip teigiamai, kaip sakoma, optimistiškai ir ruoštis tolimesnėm operacijom. Šiam momentui operacija mūsų nesustos į projekto. Vienas nedidelis dalinukas arba padalinys yra žemam starte, fronto linijai, tai va, ką spėjom išsimesti. Ten yra nedaug sistemų, bet bent jau jeigu pavyks jiems išeiti į užduotį, turėsim suvokimą, kad jos tikrai dirba fronte, galima jas vykdyti, o toliau vėlgi darbas. Taip sakant, einam prie apžvalgos, kas vyksta fronte. Taip, pradėsim nuo Sumų krypties, kaip matot. Sumuose per visą mėnesį niekas nepasikeitė, bet priešas labai intensyviai juda iš Oleksijivkos ir bando judėti link Pisarivkos. Ir aišku, čia įsitvirtinti. Jo tikslas yra išeiti Hotin, Pisarivka, Novosič, Marinė. Tai vat į šitą liniją išeiti ir čia įsitvirtinti. Tokiu būdu jis gautų kontrolę, ugnies kontrolę link Sumų, tai yra apie 15-16 km iki Sumų priemiesčio, jau kur pasiektų paprasti dronai, ne tik artilerija. Tai va čia jo tikslas yra išeiti čia, bet kol kas per visą mėnesį niekur čia nepasistumėjo, tik tai rodo savo iniciatyvą, bet stipriai niekur nejuda. Aišku, nieks nesako, kad frontas negali kristi, negali būti pralaužtas, bet šiam momentu čia yra stabilu. Ir aišku, priešas pirmiausiai bando išeiti ant šito kelio, bet vienas iš tikslų jam dabar reikia užimti Kondrativką, kur yra šiandien. Tai reiškia, tokiu būdu prasiplėsti savo placdarmą ir judėti šitą numatytą kryptimi. Toliau, kas vyksta Sumų krašte arba Charkovo kryptyje, tai priešas jau yra veržiasi ne vienoje vietoje. Tai mažų kaimelių vietose bando daryti prisilaužimus, juos įeiti ir tipo vadinti, kad jisai užėmė. Ką mes matom, tai vat, taip jisai bando infiltruotis į Ukrainos teritoriją ir tokiu būdu ištempti Ukrainos gynybos pajėgų rezervus, pritraukti šitas kryptis, neleisti sustiprinti kitų krypčių. Tai vienas iš tikslų toksai yra. Toliau
mes jeigu judam žemyn, čia Vokšiansko kryptyje kol kas, kol nebuvo apžvalgos, niekas nepasikeitė ir priešo tikslas išlieka tas pats, pirmiausia išeiti ant Vilčios ir išeiti link Charkovo, bet čia ilgam jisai yra strigęs, tikrai nebus to tokio, kaip ir minėjau, greito parsiveržimo. Toliau mes turime Kupiansko kryptį, tai yra Dvorična, kur bando judėti vėl link Veliki Burtuk, viena iš krypčių, tai yra išplečiant šitą placdarmą, o pagrindinė kryptis tai yra judėti link Kupiansko Zlavoj arba Kupiansko. Tai Kupianskas bandoma judėti nuo Sinkivkos Liman Peršai kryptimi, galima sakyti, eiti žemyn dešiniuoju krantu upės ir bandyti atverti kelią apsuptiems padaliniams Kupiansko kryptyje, bet kol kas čia didelio proveržio nėra, tik tai priešas bando visais būdais visaip judėti. Bando judėti link Kindrativkos, Holubivkos, didesnės grupės įeina, bet daugiau nieko įeina ir būna sunaikintos. Per Petropavlivką bando judėti link Kupiansko-Zlavoj bei per Piščernį. Bet kiek įsiveržia, tiek ir būna sunaikinti. Reiškia, čia kol kas gynyba veikia gan stipriai, kol yra užtikrinta logistika. O logistika tai yra per Kupiansk, Zlavoj, kas vyksta, ir per Borovają. Vienas iš dalių, aišku, kur yra tikslas priešui užimti. Borovaja užtikrina būtent vienos dalies aprūpimą, per Kupiansko Zlavoj yra antros dalies aprūpimas. Sinkovė jau yra, kaip matom, beveik paimta priešo ir čia priešas neleis jokio logistinio judėjimo. Tai vat, tokią mes turim šiai dienai situaciją būtent čionai. Toliau mes judam link Slaviansko krypties, tai yra pirmiausiai pradėsime nuo Limano, kur priešas bando išeiti iš per Jampil kryptį, bet kol kas didelio proveržio nedaro, tai yra priešas čia stabdomas, miesto prieigose vyksta mūšiai, čia yra mažiaaukščiai namai, kiek aš atsimenu gerai. Ten tokios vietos įdomios ir tai priešų neleidžia stipriai įsiveržti ir kažkur tai įsitvirtinti. Ir toliau jisai bando per Novoselivką judėti link Drobiščevės ir tokiu būdu bandyti judėti link Sidorovė, Prišyp ir išeiti ant logistinio kelio Iziumas Slavianskas, tokiu būdu atkertant kelią. Aišku, šitas kelias jau yra apšaudomas. Tai jeigu mes turim kelią ir mes turėsim, tuoj sekundę pasakysiu, koks atstumas yra. 21 km. Todėl jis nėra labai intensyvus šalmas, bet čia jau dega mašinas. Šituo keliu dar ir pats naudojuosi ir paskutinį kartą naudojuosi juo. Eini greitai, nestabdydamas 120-140 greičių važiuoja ir savo ramiai kerti šitą pavojingą atkarpą. Netgi atkarpa yra pažymėta atsargiai drono apšaudoma atkarpa. Toliau mes kalbam Fedorivka, Druga, Nikirovka. Tai čia puikiai laikosi 81 brigada, jeigu aš neklystu. Priešui neleidžia judėti lygiai taip pat nuo Privilnios link Slaviansko. Tai galima sakyti, šitoje vietoje yra stipriai sustabdytos pajėgos, nes čia tikrai nedėkingos vietos yra Rusijos pajėgoms, bet kol kas, kai sakau, ukrainiečiai laikosi. Sakau kol kas, tai yra laiko klausimas, jeigu taip ir toliau bus viskas organizuojama ir daroma, tai
bus tikrai sudėtinga atlaikyti, bet šiam momentu jie laikosi. Tai dėka drąsių karių, tikrai drąsių karių, ne plano kažkokio, bet grinai drąsių karių. Mes turim toliau krypti Konstantinivkos, tai čia yra labai karšta, nes priešas bando iš visų pusių išeiti ant Družkivkos, Konstantinivkos kelio. Viena kryptis toliau per Sofijivką bandyti išeiti ir tokiu būdu atkirsti Konstantinivką bei darant nedidelius pleištus, apeinant Česif Jarą, ką dabar jisai daro. Taip pat čionai, Aleksandro Šultivke, kai matom daug mažų krypčių, per kurias priešas bando apeiti. Bet kol kas neturi didelio pasiekimo, priešas yra stabdomas ir Konstantinivka kol kas labiau yra apšaudoma dronais, artilerija bei kabais, nei atakuojama gyvosios jėgos pagalba. Tai va, šitoj kryptyje mes turim tokią situaciją, toliau judam piečiau, kur vyksta taip pat intensyvus mūšiai, tai yra Pakrovsko kryptis ir Mirhorodas. Kas čia yra iš tikrųjų situacija tokia, kad galima sakyti, mūšiai vyksta čia. Iš tikrųjų, dalinai einant čia, kaip ir į Pakrovską dalinai einant, bei ukrainiečiai dar sugeba laikytis šitoje vietoje, daryti įėjimus. Tai reiškia, įeina diversinės grupės ir jos kovoja. Aišku, priešas prasiveržęs yra šiek tiek į priekį čionai, Novo Aleksandrivkos kryptin jisai juda, tikslas yra Novo Aleksandrivka, per kurią bandys atkirsti įprastų būdų šitą kelią ir aišku, greičiausiai nuo Udačinės sujungti šitą kryptį bei išeiti į Rodinskę. Tai būtų čia idealiausias priešui variantas šiai dienai, tokia fronto linijos išlyginimas, negu tiek turėti pleištų, kuriuos yra sunku suvaldyti, o antras dalykas, jie yra pažeidžiami, nes ukrainiečiai sugeba įkapoti flangus. Šiaip mes situaciją turim šičia tokią. Toliau mes judam prie Huliai polė. Kur šitą Huliai polė, pamečiau. Žemėlapį reikia pamažinti. Taip, turim Dobropilę, Huliai polę, kryptis, toliau Novoselivka, kur priešas bando vėlgi išeiti ant Zaporižės, nes tikslas yra Zaporižė, bet tai yra ilgalaikės perspektyvos, kur jisai bandys daryti. Šiam momentui trumpalaikį perspektyvą, tai yra bando daryti daug dalykų, bet čia priešas, kaip ir sakiau, prarado daug teritorijos ir čia ukrainiečiai sugadino turbūt pavasarinį visą puolimą, atlaisvindami tam tikras gyvenvietės nuo diversinių grupių, nes pagrindiniai mūšiai vyko būtent šitose pilkosiose zonose. Tai kaip ir matom, Huliai polė yra užimta, bet ukrainiečiai dėl jos vykdo kovas ir bando priešą įstumti iš tos teritorijos. Tai mes galim pažiūrėti, kas įvyko. Kaip matot, priešas turėjo daug iniciatyvos. Per visą mėnesį, jeigu vasario 8 Huliai polė čia tik tai buvo labai nedidelė dalis, priešas vis dėlto stumėsi į priekį, kaip matot. Ir
Jeigu neklystu, kažkas nuo 20 dienos prasidėjo kontrpuolimas. Tai jeigu kontrpuolimas prasidėjo, kai matom, kol kas didelių pakeitimų kaip ir nėra, tai yra tik tai ukrainiečiai vėl nutilėję yra. Šitoje vietoje yra prarastos teritorijos, nemaža dalis, toliau Huliai polė kryptimi priešas lygiai taip pat pajudėjo. Kai matot, o visa kita tai buvo atkovota būtent teritorijos pilkoji zonai, kuri dabar vis tiek yra pilkoji zona, nes priešas įeina. Tai va čia įsivalė labiau nuo priešo pajėgų ir ta pilkoji zona tokia tapo sava zona. Daugiau pakeitimų šitoje kryptyje nėra. Aišku, priešas kaip ir toliau bando išeiti per Malo Tokmak, link Rychovo, tai viena iš krypčių, bei didelės pajėgos mestos Stepnohirsko kryptyje, kad priešą sustabdyti ir neleisti išeiti ant Zaporižės, nes jeigu priešas išeis bent jau iki Veselenka, jeigu čia Grigorivka, tai Zaporižiai darosi jau problematiška, galiu pasakyti. Galim tuoj pažiūrėti, kiek yra atstumo ir suprasim, kad tokiu būdu jau Zaporižė turbūt būtų netgi ir apšaudoma. Jeigu ne artilerijos, tai jau ir artilerija iš dalies priemiestį jau galėtų apšaudyti. Tai reiškia, artilerija nelabai, artilerija, galima sakyti, gradų pagalba, tai būtų pasiekiama teritorija. Tai va, šiandien turim tokią situaciją ant žemėlapio. Manau, kad pavyks dar rytoj padaryti apžvalgą, nes stengsiuosi išeiti dažniau. Kaip sakiau, kad projektas šiek tiek sustojo dėl tam tikrų priežasčių ir viskas. Tai apžvelgiam šiandien dieną, kaip atrodo frontas. Tai dar kartą dėkui, kas remiat. Nepamirškit, kad kai bus pasiekta 6000, bandysim, tiksliau aš bandysiu pralošti vienam laimingajam markučių seriją. Tai su siunčiančius linkėjimus vienam laivui. Ir, kai sakau, nepamirškit dalintis, spaus like, komentuot, tai yra ypač aktualu. Ir iki sekančios apžvalgos. Tikėkime, kad išeisim dažniau, nes jeigu projektas dabar sustos, bus laiko daugiau apžvalgoms.